Nu, tai Evelina šiandien padarė tiksliau vakar rekordą. Turime išsipirkę 80 kg bagažo. Nes čia yra by default. Jo, tiesiog tiek davė, bet sutilpom į 22. Ha! Tai kiek šlamšto galėsiu prisipirkti Japonijoje? Ha! Tai jau pirksim Sharpo magnetolas, gal kam kasetinį, kokį magą reikės vežti. Kaune vyrauja gaivus 9 laipsniai, o Evelina bandys į mūsų automašiną sukišti lagaminą. Čia labai mažai vietos. Yra galinės sėdynės, galima ten susidėti. Tai mažas tiltas. Nu gerai, dedam mažą. Gerai, raktai yra. Raktai vietoj. Kaip keista, savo buto viską elgiesi kaip normaliai nuomės. Reiks gal paliko kokį gerą reviewą? Ne, tai būtinai. Tik reiks pasakyti, kad kažką padarytų su šildymu, labai atšalo pas juos Kaune. Tai šiandien yra pirma diena, pirmas skrydis, jaučiu per visus mūsų skrydžių istorijas, per visas, kad mes turim laiko kavai. Tai ir dar Donatas valgo. Liko 6 valandos. Šventė. Jaučiuosi puikiai. Jokio streso. O taip tai visą laiką. O jis yra iš tų žmonių, kur įsijungia dead mode ir tada jisai tikrina, ar turi pasus, tikrina, ar turi bilietus, tikrina, ar viskas susidėjo, ten perkrausto lagaminą. Nu, žodžiu, viską daro. Kažkas turi to užsiimti. Atvykom jau Vilniaus oro uostą. Dieve, čia tas 2 lagaminai, tai čia juokas. Negaliu patikėti, kokią mes pažangą padarėm, nes visada pas mumis yra didžiulės problemos, kad prisikraunam tiek daiktų, kurių visada nereikia ir tada reiktų juos tampyti. Tai kadangi tolimoje šalyje automobilio neturėsim, tai šį kartą labai gerai susioptimizavom. Kitas dalykas labai geras yra, kad dar liko 3 valandos iki skrydžio. Esu visiškai calm. Turim laiko visiems nesklandumams, jeigu tokie būtų. Ir ramiam atsisėdimui, kaviniai, laukti savo kelionės. Šitas yra labai dažnas pas mumis kelionėse, kad išgirstam, kad Evelina zautra and Donata zautra, this is the last call to your flight. Ir tada bėgam, verčiamės, o Evelina dar eina į tualetą, sako, aš dar į tualetą nueisiu. Tai jeigu skrydis jūsų vėluoja, dėl to, kad kažko ieško, tikėtina, kad yra tokia maža blondinė, kuri turi dar savo reikalų. Tai patinka, pakviečia ir ateina, nu. Praėjom patikrą, einame dabar link savo geitų. Turint omeny, kad mes 4 valandom anksčiau atvykome į uostą, tai tas vis tiek nepadėjo mum. Ir gavos, kad liko vis tiek valanda iki skrydžio savo ramiai pasėdėti. Gerai, kad Evelina nieko nerado diutkiai, tai einam ieškoti kavinės. Tai planas mūsų dabar toksai. Mes į Helsinkį skrisime 2 valandas. Tad 3 valandų turėsime stopą Helsinkio oro uoste, lauksime transferio ir jau tada 13 valandų ilgas skrydis lauks mūsų į Tokijo Haneda oro uostą. Uoste buvo Manami, tai galvoju, kad Gomurys pajustų lietuviškų sušių skonį prieš pat keliaujant į Japoniją ir tada, kad iškart suprastum tą pokytį. Ar yra kitokie sušiai, ar vis tik tais ne? Nors jau praėjo 15 minučių, kai buvo last call, vis dar laukiamės autobuse. Evelina nebeištvėrė. Ne. Nu ir kaip? Sušis kaip sušis. Sušis kaip sušis, sako. Jau lipame į Helsinkio lėktuvą, labai mažas. Evelina saučiatina. O čia mes turime propelerį, kurį galėsim žiūrėti. Nu, lėktuvas gal ir mažas, bet vietos tai sočiai. Va dar kiek liko. O čia kažkokia kalba, sudėtinga kalba. Po 2 valandų skrydžio esame jau Helsinkį, Suomijoje. Oras čia panašus, gal laipsnių mažiau. Yra koksai 15. Ne koksai, yra 15 laipsnių. Tai va, sekantis etapas, 3 valandėlės laukti, atsisėsim kažkur kaviniai užkasti, atsigerti ką nors gaivaus ir parodysiu kelią, kaip skrisime į Japoniją. Nes senais laikais mes skrisdavom visą laiką, nu, visi skrisdavo į Japoniją
kirsdavo Rusiją, o dabar, kai karas vyksta, nebegali. Tai pasiaiškinau, koks yra kelias, pristatysiu. O tai kelias? Kažkur 8. Kadangi aš turiu Artūro maikę vis dar nešioju, tai esu įpareigotas lankytis angliškose pubuose ir gerti stautą su sūdytais žemės riešutais, taip kaip mes įpratome Londone, buvom išmokinti, o Evelina geria itališką mineralinę. Alus su riešutukais kainavo 15 eurų, bet tokios yra Helsinkio kainos. Vanduo kainavo 5,5, ne? Nepigu. Skrydžiai šiek tiek yra prailgėję, tai reiškia, kad keliom valandom daugiau, nes anksčiau tiesiog skrisdavo tiesiai iš, jeigu tai būtų iš Suomijos, tai tada per Maskvą, Kazaną, per Astaną, per Kazakstaną, Mongoliją ir tiesiai galėdavo patekti į Japoniją. Tai dabar viskas vyksta daug paprasčiau, reiškia, pajuda per Suomiją, tada skrenda per Baltijos šalis, Lenkiją, Slovakiją, Rumuniją, per Juodosios jūros gabaliuką ir tada toliau vėlgi bando eiti per nekonfliktinę šalis, Uzbekistanas, Kirgistanas, tos pačios Kinijos gabaliukas. Čia matos kažkokia punktyrinė linija, reiškia, neleidžia galbūt trekinti, kaip jisai keliauja per Pietų Korėją ir atsirasime tiesiai jau Japonijai. Tai va, tai toks didelis lankstas gaunasi, kelios valandos galbūt daugiau negu įprastai, bet nėra čia labai kritiška, galima čia išgyventi. Lėktuve turėtume turėti 3 maitinimus, pilną barą, tai gal šiek tiek kas nepatiks, tai yra, kad kai skrendant į Ameriką yra 2, 4 ir 2. Taip, yra sudėliotos kėdės, čia yra, man atrodo, 3, 4 ir 3, ar 3 ir 3, žodžiu, kad iš šono yra po 3. Nėra, kad tu gali, pavyzdžiui, jeigu dviese poroj skrendi, kad galėtum poroj būti. Tai mes skrisime realiai, kažkas su mumis irgi kartu sėdės, o jeigu nesėdės, tai turėsime tiesiog papildomos laisvos vietos. Vis tik skrydis yra 13 valandų, tai yra ilgas skrydis. Palyginimui skrydis iš Kopenhagos į New Yorką yra 7 valandėlės. Tai mes kalbėkim apie 2 ilgesnį laiką skrydžio negu į Ameriką. Jau Evelina skrenda į Tokijo Haneda oro uostą, štai mūsų lėktuvėlis ir mes esame, aišku, paskutiniai. Nu va, jau atsisėdam, jau prie langelio, Evelina turi vietos. Šiaip tai ką, viskas kaip Amerikoje. Čia jau geriau. Čia jau geriau, taip nebūna. Ir vietos, pažiūrėkit, čia jau vietų net nesiliečia. Turime ekraną. Žiūrėkit, kiek jis turi vietos ir kiek aš. Nu gerai, viskas kolektyvas, varom dabar į skrydį. Ir, nieko, dar pafilmuosim, vis tiek dar ką valgyt duos. LRT įrašą apie tai, kaip sumo kariauja, ką reikia pamatyti Japonijoje ir gavome savo vakarienę, kukuliukai, morkytė, bulvių košytė, kas ten? Košė, Evelina, super, bandelės, sviestukas ir ne pats blogiausias, man atrodo, dalykas. Nu čia vat atneša dar atsigerti. Bandam ragauti. Pavalgėm tikam. Stengiamės garsiau kalbėti, nes lėktuvė žinom, kad prastai labai girdisi. Ir vertinimas taip. Mano geras 8 duočiau kukulėm. Tikrai 8. Tikrai. Čia yra Ikėjos paprasčiausi kukuliai su bulvių koše ir daržovytėm. Visiškai tas pats. Kaip maždaug toks maistas, kurio aš nevalgau. Taip, nes jinai yra, priminsim visiems žiūrovam ir savo patiem, kad turime žmogų čianai, kuris yra alergiškas skurdui ir tokių šūdų nevalgo. Jau mes nemažai nuskridom, liko mums kiek mažiau nei 2 valandos ir jau pradėjom gauti pusryčius. Paskutinis mūsų mylas. Labai pavargom, labai karšta ir čia turime krepė blinelį su bulvėm kažkokiam ir ten tas kažkas. Ar skanu?
Ne. Nu va, po 13 valandų skrydžio mes jau esame Tokijo Hanedo oro uoste. Bandom žygiuoti į salę pasimti bagažų. Evelina šlubuoja, nes ištino kojos. O aš prisivalgiau gliuteno su laktoze. Ta prasme, visas maistas buvo labai prastas, tai esu išsipūtęs dabar. Pilnas dujų. Sankaupų. Perėjom visus muitinės nesąmonės visas. Šiaip kiek skaičiau, kad mums nieko nereikėjo nei pildyti, nieko daryti, nes mes važiuojam iš Lietuvos, tai čia mums visa žalia šviesa. Bet in general gavosi taip, kad reikėjo viską čia susipildyti, išstovėti, deklaruoti, kiek cigarečių įsivežam, kiek auksų įsivežam. Nu, tai tos tokios paprastos procedūros. Bet aptarnavimas daug geresnis negu kad Amerikui. Toks jaukiai, taip. Šipsosi visi. Nustebo, kad 2 savaitės būsim Japonijai. Čia jau čia gal daug, nežinau. Nu va, atvarėm jau su traukinuku, monoreilas. Gerai, tinka mums šitas Evelina. Lipam ten. Jau varome su savo žaliuoju metro. Tai yra žalioji linija, kuri eina per visą Tokijo ratu. Nesvarbu, kurią pusę įsiesi, visada atsirasti ten pat. Tai metro labai tvarkingi, labai švarus, kvepia. Kaip Evelina vertintumėt? Man tai vis tiek smirda. Bet tai švara smirda ta tokiom chlorų tenais. Chlorkim, tam šlyčiai. Nu, žodžiu, neįtiksi, Evelinai, gali beveik švariausią pasaulyje miestą atvežti, vis tiek blogai bus. Atėjome į prekybos centrą, iš nuotraukų atrodė kaip prekybos centras, o šiaip tiesiog tokia pereinama gatvė, kurios tarpuose yra skyriai. Čia yra daržovių skyrius, ten įeini į gatvę viskas. Ten yra gėrimai ir toliau yra ledai, o čia yra pieno produktai ir kasa. Laukiam kasoj. Tai va, tai paprastai. Viskas čia atvirai. Nieks čia mūsų neprižiūrėjo, ar mes čia neišvoksim nieko. Tai laukiam. Ir Evelina kažką rado. Mėsa ten? Paim. Minimaliai apsipirkom, laukiame įimų į savo APA hotel. Šitas vat pilkas pastatas. Turim vandeniuko, kažkokį užkandį. Einame Evelinos kojas atstatysim ir lėksim. Vidų bandysim išsiprašyti kambarį. Ten, kur man parašė, taip viską aiškiai. Kažką nereikėjo pasakyti, bet nieko nepranešim. Tai bus matyti. Prisičekaudinom, mus čia pafilmuoja irgi. Mes patys filmuojam. Gavom da kažkokių lauktuvių čia ant akių užsidėti, kažkokie dalykai. Evelinai bus jau čia. Čia tai gyvensim. Nu tai ką, turas. Tai va čia mūsų yra prieingis, koridorius, tamburas, svetainė, virtuvė, tada lounge'as, miegamasis, televizijos kambarys su pramogom, vaizdas yra per langą. O, papito, pažiūrėkit. Pasiek, Evelina, kokie uodai pas jūs dydžio, kokios grotos. Nu, einam, pažiūrėsim į vonią. Kokia. Va. Oi, Evelina jau gulėjo sau. Super. Nu, jau dydis labai gerai. Čia matau bus ką pasiaiškinti. Technologijos. Žinoma, kad tualetas yra elektrinis, nes kaipgi taip. Plauna valo. O čia yra valdymo panelė. Ir, kaip sakant, aiškinsimės, kaip čia tą subinę nuplaut. Ir va ausytės pasivalyti, šepetukų galėjom nepirkti, pasirodo buvo. Šukos kokios geros. Nu čia tai jau privoksim. Ir svarbiausiai, tapkutės. Serui ir seriai. Seriai, pažiūrim.
Pažiūrim. Nu, beveik normaliai. Vakarinis Tokijus. Išėjom jau iš viešbučio, išbandėm visus tualeto funkcionalumus. Pasirodo, dangtis šildomas. Šiknytės jau išplautas, tai išėjom į miestą. Jo, tai šiandien esam numatę, šiandien dienai, atvykimo dienai vienintelę atrakciją, tai nuvarysim į Shibuya Sky dangoraižį, kuriame reikėjo iš anksto rezervuotis bilietus. Tai pažiūrėsim į Tokijų iš viršaus. Kažkoks panašus turėtų būti experiences kaip New York'e, tikėtina. Tai dabar keliaujame Tokijo gatvelėm, einame iki autobuso, ne, iki subvėjaus. Tai čia tramvajus, metro, kaip čia jį pavadinsi. Tos pačios taisyklės, kaip Londone, tik tai kita pusė. Kaip atrodo? Ar dar daug lieka man rezervo? Žiūrėk. Nu gerai, Vilna. O dabar šitas metro. Nu kvepia. Šitas kvepia tikrai švara. Nu nesmirla. Viskas tvarkinga, gražu. Bet tvarkinga, nu nei vienos šiukšlės, nieks neprilaistys. Kaip Londone ten buvo bardakas. Londone, visur kitur Europoje bardakas. Kadangi kaip tik parodžiau dabar, kad yra atsiskaitimas iš telefono, nes ką norėjau pabrėžti prieš atvykdamas į Tokijų, kad niekur negavau informacijos, kaip visą tai daryti paprastai. Ta prasme, jeigu kalbėtume apie Londoną, tai tu turi savo Apple Pay ir tau nereikia iš viso nieko, absoliučiai. Tu telefoną prikišai ir tu įlipai į metro ir važiuoji. Čia ieškau tokios pačios alternatyvos ir ta gidė, kuri mums ten viską surašė, visą tą lankytinų objektų sąrašą ir visus patarimus. Tai jinai sakė, kad reikia išsiimti kortelę ir ją papildyti. Tai mes irgi laukiam didžiuliai eiliai, kad ją įsigyti oro uoste, bet neprireikė, pasirodo, pamatėm reklamą, kad galima į telefoną atsisiųsti tiesiog kortelę, prisidėti prie Apple Wallet ir viskas. Įsidėjai tenais jenų ir veikia. Tai iš karto palengvino dalyką šitą, tai reikės tai Australijai parašyti, kad jinai pasipildytų irgi gidą ir ateities keliautojams tas padėtų. O dabar su Evelina einame į Shibuya Sky ir aišku, Evelina ieško atsakymo Google. Kuris yra čia? O kuris yra Shibuya Sky? Ar šitas, ar kitas? Einam ieškoti. Šiaip čia dabar viškai klaidžiam, ieškom čia to Shibuya Sky. Nu, radom patį pastatą, bet ieškom, kur užkilti, kuriuo liftu. Galiu paminėti, kad labai lengva naviguoti, nes visur visi paaiškinimai yra dviem kalbom. Anglų ir japonų. Nu, tai japonų tie hieroglifai mums neįdomus, bet angliškai tai viskas labai suprantam. Absoliučiai jokio streso nėra. Tai jeigu kažkas galvojat, kad būtų sunku Japonijoje dėl jų hieroglifų, tai žinokit, ne. Naktinis Tokijus. Tolumoje matosi Scramble sankryža, taip pat judriausia. Jau laukiam tolesniai eilėjai ir kažkas vaikas skerdžiamą bando vesti, nugalėti aukščio baimę. Aš spėčiau taip. Tinkas pirmas. Panašu, kad dabar kokias 10 minučių tiek turėsim cirko. Kylam jau iš Shibuya Sky, 45 aukštas. Ir toliau vėl dar aukštyn. Nu, aišku, su New Yorku čia nėra ką lygint. Bet, kaip Evelina sakė, lempučių yra viena kita. Ir toks juodas plėmas, lyg tai būtų, pavyzdžiui, centrinis parkas ar kažkas, bet čia ir yra tas centrinis. Taip, čia yra parkas. Toks mini. Nu, jau. O, tas žviegiantis vaikas vis dar bando jį motyvuoti, nebijot aukščių.
O va čia va vyksta fotosesija, neleidžia čia ateiti paprastai ir nusifotografuoti. Reikia būtinai sumokėti 18 eurų už fotkelę. Evelina, va pozuokit, aš jūs nufotkinsiu. Nu va, viskas sutaupėm. Ačiū. Ačiū, prašom. Išėjome iš dangoraižio. Įspūdžiai tokie maždaug, mano vertinimas būtų, kad tai buvo 3 kartus pigesnė atrakcija negu New Yorko dangoraižyje, tai va ir 3 kartus paprasčiau viskas. Kaip Evelina jūs vertinate? Pritarė. O dabar jau atėjome į Šibują, pačią labiausiai užimtą pasaulyje sankryžą. Nu ir čia mūsų laukia tokia pramoga pereiti tiesiog į kitą pusę. Kaip atrodo iš apačios. Daug žmonių laukia ir laukia tiek. Gerai, dar šiek tiek. Ir čia tas dangoraižis, kuriame buvom. O, eime. Na, filmuotojų čia netrūksta. Net įdomu, koksai procentas yra tų, kurie eina dėl to, kad reikia pereiti kitą gatvės pusę, o tie, kurie tiesiog eina dėl pramogėlės. O ten vyksta Mario Kart, pažiūrėk Evelina. Yra tokia pramoga, su kartais varai ir persirengęs, važiuoji. Nu vėlgi tie patys vaizdai, tik tai šiek tiek kitoks skersgatvis. Čia matom didžiulį eilę prie sušių. Žmonės laukia. Nu, mes ramenus. Išsirinkom paprasčiausius ramenus, kurie turėjo tiesiog gerą reitą ir nereikėjo laukti. Tai šituose laukti nereikėjo. Užsisakėm. Parodysim kaip. Ir einam laukti. Va, sušiniai, ta rameniniai, kaip vyksta, ateini, išsirenki savo iš kokį nori, elektroniškai, mes jau čia susikrovėm, ką gausim bus matyt, side meniukus ir atsiskaitinėsim kažkokiu būdu. O tokia aplinkėlė, viskas autentiška, paprastai, kaip 2 kapeikos. Duoda vandenuko. Eisim į tokio pat tipo, tik tais baisiai prabangų. Kada čia? Ai. Pagaliau atnešė mums, ką užsakėm iš tų hieroglifų. Tai man yra aštrus ramenas, kuris yra populiariausiai parduodamas šitoj skiliai. O čia yra su sūrio ramenas. Ir dar dumplingų pasiėmėm papildomai paskanauti. Nu ir vietinio alaus. Kokį čia jau turėjo tokį atnešė. Eisiu terasą greužti. Bet nieko, čia reikia prasti. Nieko daugiau. Biškai paverksim, porą valandų ir gerai bus. Nu jau išėjom iš rameninės, pavalgėm. Nu, mano buvo pakankamai aštrus, esu tokių valgęs ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Kitur nesu užsakinėjęs. Tai nenustebino, bet Evelinos tai man neblogai patiko. Priminė makaronus su grietinėlė ir sūriu. Toks skonis išgautas. Ėjom ir priėjom. Vat ir Hačiuko skulptūrėlė. Nedidelio dydžio. O Evelina nežinau, eis vos ar ne. Tai ką dabar dėl Hačiuko darysi? Labai daug. Į eilę? Į eilę. Viskas mes jau sėdim metro. Laukiam grįžimo namo, Hačiuko nuotraukėlė yra. Ir viskas, važiuojam ir sėdis, nes vis dar vyksta viena ilga diena 2 parų nuo Vilniaus iki Tokijo. Tai šiandien tiek įspūdžių, rytoj. Lauk rytdienos. Tiksliau jo, sekančio epizodo, nes tas jums rytdiena gali būti ilgiau, kol susimontuos. Po savaitės. Nu, tai ačiū, kad žiūrit ir iki greito. Iki.